Toliau apie kubinės šaknis. Kubinės šaknis, tai rašoma va taip, trečio laipsnio šaknis arba kubinės šaknis. Iš skaičiaus A yra toks skaičius B, kad B yra lygus, tiksliau ne B yra lygus, o B kart B, tai yra 3 kart sudauginam B, kas yra lygu B trečiuoju, yra lygu A. Ir dabar jau tiek A, tiek B priklauso realiesiems skaičiams. Tai yra, jie gali būti ir teigiami, ir neigiami. Jeigu kvadratinės šaknys negalėjo būti iš neigiamų skaičiaus, tai trečio laipsnio gali būti. Tai yra, trečio laipsnio šaknis iš -1 yra lygu -1, nes -1 kart -1 kart -1 yra lygus, minusas kart minusas pliusas, dar lieka vienas minusas, tai minusas, o 1 kart 1 kart 1 yra 1. Taigi, trečio laipsnio šaknis iš -1 yra -1, nes 3 kart sudauginę -1 mes gaunam -1. Tai taip pat ir trečio laipsnio šaknis iš -8 yra -2. Nes -2 kart -2 kart -2 mes taip pat gausim -8. Tai, kas buvo pošaknyje. Ir trečio laipsnio šaknim taip pat galioja visos laipsnių taisyklės ir kvadratinių šaknų taisyklės. Taip, tai jos atrodo va taip. Taip, jeigu šaknį pakeliam trečiuoju, tai gaunam, kas liko pošaknyje. Jeigu traukiam trečio laipsnio šaknį iš skaičiaus, kuris pakeltas trečiuoju, tai vėlgi gaunam tą skaičių. Ir pošaknio daugiklius galim iškelti į atskiras šaknis, o jei turim dalybą arba trupmeną, tai trečio laipsnio šaknį traukiam iš kiekvienos trupmenos dalies. Iš skaitiklio arba vardiklio. Tiksliau, ir iš skaitiklio, ir iš vardiklio, ne arba. Ir čia yra keletą uždavinių. Sakykime, trečio laipsnio šaknis iš -27. Taigi, buvo minusas, lieka minusas ir mums reikia surasti, koksgi skaičius pakeltas trečiuoju yra 27. Na, tai yra 3. Taip, jeigu turim minus ir skliaustosi trečio laipsnio šaknis kad ir iš 16, ir tegu bus -16 ir pakeliam trečiuoju. Tai dabar minusas priekyje lieka. Dabar, kai traukiam trečio laipsnio šaknį iš neigiamo skaičiaus ir keliam dar trečiuoju, tai mūsų tik tai rodikliai susiprastina ir šaknies ženklas susiprastina. Ir lieka -16. Taigi, du ženklai, vienas šalia kito, minusas ir minusas. Čia va galima įžiūrėti va šitoj vietoj pliusą. Va taip yra, aš va taip padarau ir gaunas pliusas. Taigi, atsakymas yra tiesiog 16. Tikiuosi aišku, kaip čia gavosi. Taip, gerai. Kitas uždavinys. Sakykime, turim 4 trečio laipsnio šaknis iš, tegu bus iš 2. Ir mes viską pakeliam trečiuoju laipsniu. Taigi, čia galim pirmiausia pritaikyti laipsnių taisyklės. Čia vat yra daugybos ženklas. Tai bus 4 trečiuoju
ir padauginta iš trečios laipsnio šaknis iš 2 trečiuoju. Tai 4 trečiuoju yra 64 ir padauginta. Čia vėlgi pirmoji pati taisyklė. Trečio laipsnio šaknis pakelta trečiuoju yra tiesiog pošaknis. Tai yra tiesiog 2. Tai yra 128. Taip. Ir vėlgi galim tas pačias taisyklės taikyti. Jei turim trečio laipsnio šaknį iš, taip, kiek čia galėtų būti, iš 625 padalinam trečio laipsnio šaknis iš 5. Šaknies ženklai vienodi, turi vienodą laipsnį, trečią. Vadinasi, viską galim kelti po vienu šaknies ženklu. Ir 625 dalinam, kaip buvo padalinta, taip ir lieka padalinta iš 5 lygų. Taigi šitas dalybos ženklas yra tas pats, kas trupmena, tai trečio laipsnio šaknis iš 625 padalinta iš trečio laipsnio šaknis iš 5, vėlgi. Ar taip dalybos ženklą rašom, tai yra tas pats. Tai bus trečio laipsnio šaknis jau didelė iš 625 dalinta iš 5. Tai aš tik, čia yra tas pats, tik perrašiau truputėlį kitaip. Ar taip mes dalinam kaip trupmenas, ar su dalybos ženklu, tai yra dvitaškiu, tai gaunam tą patį. Taip, trečio laipsnio šaknis 625 dalinam iš 5, gaunam 125. O tai yra tiesiog 5. Ir čia taip pat yra tiesiog 5. Tai dar vienas uždavinys. Tai yra turim 5, 5 trečio laipsnio šaknis iš 54 ir padalinkim iš trečio laipsnio šaknis iš 2. Vėlgi viską galim sudėti po vienu pošakniu. 5 lieka priekyje, jo niekur nededam. Tada trečio laipsnio šaknis iš 54 yra padalinta iš 2. Taip galim daryti, nes šaknų laipsniai yra tokie patys. Čia trečio laipsnio ir čia trečio laipsnio. Taigi, ir čia tada turim 5 kart trečio laipsnio šaknis, padalinam 54 iš 2, gaunam 27 ir tai yra 5 kart 3. Nes 27 tai yra 3 trečiuoju. Ir atsakymas yra tiesiog 15. Taip, gal čia viską mes tik darim su sveikais skaičiais, bet tas pats galioja ir dešimtainiam skaičiam. Sakykime, turim trečio laipsnio šaknį iš 0 sveikų iš 20 ir dauginam iš trečio laipsnio šaknies iš 0 sveikų ir 400. Vėlgi, taikom tą pačią formulę, viską dedam po vienu šaknies ženklu. Ir turim 0 sveikų 20 padauginta iš 0 sveikų ir 400. Sudauginam, tai gaunam 0 sveikų ir 8000. Arba šitą vietą gali užrašyti va taip, tai yra trečio laipsnio šaknis. 0,2 kart, o 0,04, aš žinau, kad tai yra 0,2 kart 0,2. Taigi, ir čia yra tiesiog 0,2. Taip, kaip ir čia.
Čia dar irgi galiu užrašyti, kad būtų. Formulė mūsų 0,2 trečiuoju. Tai yra tiesiog 0,2. Taip, sakykim, koks čia būtų baisus kažkoks uždavinys. Kažkoks baisus uždavinys, sakykim, va tokį turim trupmeną baisę. 3 šaknis 0,20 yra padalinta iš 3 laipsnio šaknies iš 12 sveikų ir 8 dešimtųjų. Vėlgi, tai yra atskirai, imkim, sudėkim viską po vienu šaknies ženklu, tai bus 3 laipsnio šaknies iš 0,2 dalinta 12,8. Kažkaip čia niekas nesidalina. Pabandykime imti ir atlikti tokį veiksmą. Padauginti iš 5 penktųjų. Viską po šaknyje padarom. 5 penktosios tai yra vienetas, tai mes taip galim padaryti. Aš pamačiau, kad 0,20 padaugintos iš 5 bus tiesiog 1. Gal mums tai padės? Dar nežinau. Taigi, tai turėsim 3 laipsnio šaknį iš 0,2 kart 5 yra 1 ir 12. 8 kart 5 bus 64. Bus 64. Taip, kaip čia sujungiam? Čia dabar atskiriam. Tai bus 3 laipsnio šaknis iš 1, iš skaitiklio ir 3 laipsnio šaknis iš vardiklio. 3 laipsnio šaknis iš 1, tai yra tiesiog 1, o iš 64 tai yra 4. Tai suskaičiavom, tai yra tiesiog 1/4. O dabar dar neatlikom vieno svarbaus veiksmo. Taip kaip mes su raidėm atlikinėjam veiksmus, sakykime, jeigu turim A plus A, tai yra tiesiog 2A. Jeigu 3A pridėti 4A, tai bus tiesiog 7A. Jei vienodos raidės ar raidinės dalis, tai mes tiesiog sudedam skaičius. Jeigu 5A plus A, tai yra 6A, nors čia skaičiaus ir nėra, bet galim imti ir parašyti 1A, nes tarp skaičiaus ir raidės yra praleistas daugybos ženklas, tai mes vienetą, jeigu mums lengviau, galim ir rašyti, ir tada jau sudėti 5 ir 1 yra 6A. Tai taip mes galim atlikti veiksmus ir su šaknies ženklais. Sakykime, turim 5 šaknis iš 2 ir mes pridedam 6 šaknis iš 2. Kadangi va čia galim įsivaizduoti, kad tai yra raidinės dalis, jas uždengti sudedam tik skaičius priekyje, 5 plus 6 tai yra 11 ir ta pati, sakykime, raidinė dalis, tai yra šaknis iš 2. Vėlgi, jeigu turėsim 5 šaknis iš 2 ir norėsim pridėti 6 3 laipsnio šaknis iš 2, mes jau sudėti negalim, nes tai yra skirtingos raidinės dalys. Taip kaip būtų, kad prie 5A mes norim pridėti 6B. Tai mes jų sudėti negalim. Taip ir čia skirtingų šaknų sudėti negalim. Taip, parašysiu, kad nesiprastina. Taigi, ir vėlgi, taip kaip su raidėm yra A0
yra 1. Taip, ir jeigu mes turim šaknį iš a ir pakelsim nuliniu laipsniu, taip pat gausim 1. Jeigu turim 3 laipsnio šaknį iš a, taip pat pakelsim nuliniu, taip pat gausim vienetą. Tai, o jeigu su skaičiais, tai šaknis iš 3 nuliniu laipsniu bus vienetas. Nesvarbu, kiek ten bebūtų. Ir dar vieną galim spręsti uždavinį. Tai yra, sakykime, turim 16 3 laipsnių šaknų, vienas sveikas, 61 64 ir mes norim atimti, sakykime, 3 laipsnio šaknis iš 18 ir vat kaip tik pakeltą nulinių laipsnių. Pirmiausia, kiekvieną suskaičiuojam atskirai. Tai pirmiausia va šitą. Čia bus mūsų pirmas žingsnis. Čia daugyba bus mūsų antras žingsnis. Čia suskaičiuosim bus trečias žingsnis. Ir tada antras su trečiu bus ketvirtas mūsų žingsnis. Taigi, pirmas žingsnis. Tai 3 laipsnio šaknis iš vieno sveiko 61 64. Imkim viską paverskim į netaisyklingą trupmeną. Tai bus 3 laipsnio šaknis iš vardiklis lieka nesikeitęs, tai bus 64, o skaitiklis yra 64 kart 1 plus 61. Tai bus 125. Lygu. Tai bus 3 laipsnių šaknis iš 125 padalinta 3 laipsnių šaknis iš 64. Kas moka, gali mintinai skaičiuoti, arba galima va taip užsirašyti. Ir turim, kad tai yra 5 dalinta iš 4. Tai pirmas veiksmas. Taip, antras. Antras, tai mes turim, aš netiksliai nubrėžiau, bet čia va. Antras yra va čia. Taigi, 16, čia vėlgi yra praleistas daugybos ženklas. Tai jis čia ne šiaip sau atsirado, bet jis ten buvo, tik jis praleistas. Taigi 16 kart pirmas. Pirmas yra 5 ketvirtosios. 16 kart 5 ketvirtosios, kas nežinot, mes sveiką skaičių galim padalinti iš 1, turėti 2 trupmenas, o trupmenos dauginasi taip. Skaitiklis kart skaitiklis, vardiklis kart vardiklis. Bet aš čia noriu atlikti vieną tokį veiksmą su paprastinimą. Viršui tik daugikliai, apačioj tik daugikliai, tai aš galiu suprastinti. Tai padalinu, 16 iš 4 padalinu gaunu 4, 4 padalinu iš 4 gaunu 1. Taigi, liko 4 kart 5 yra 20 ir padalinta 1 kart 1 tai yra 1. Tai yra tiesiog 20. Dabar trečias mūsų yra 3 laipsnių šaknis iš 18, kuri yra ir viskas pakelta nuliniu laipsniu. Prisiminkime, nuliniu laipsniu tai yra 1 tiesiog. Ir ketvirtas veiksmas, tai yra iš antro atimam 3. Antras mūsų yra 20, o trečias yra 1. Iš antro atimam 1 ir gaunam 19. Taigi atsakymas 19. Ir dar vieną spręskime įdomų labai uždavinį. Sakykime, turim tokį uždavinį. Taip, 3 laipsnių šaknis iš 2 padalinta
trečio laipsnio šaknis iš 16 ir pridėti trečio laipsnio šaknis iš 2. Vat kaip tik čia galėsim daug visokių veiksmų atlikti. Čia mums reikėtų suskaičiuoti, supaprastinti kažką, bet čia nieko čia nėra ko gero padaryti. Taip, skaitiklyje tikrai nieko nėra. Tai rašom skaitiklį kaip buvo. Dabar vardiklį aš matau, kad čia yra 16, o 16 yra 2 × 8. Tai taip ir užrašykime. Kad visko man rašyti nereiktų, aš va čia taip ir užrašysiu. Trečio laipsnio šaknis iš 16 yra trečio laipsnio šaknis iš 2 × 8. Ir tai yra trečio laipsnio šaknis iš 2. Taikom taisyklės ir kart trečio laipsnio šaknis iš 8. O iš 8 aš galiu ištraukti šaknį ir gausis 2 kubinę šaknį. Taigi, dauginamuosius galiu sukeisti vietomis, jeigu man reikia. Taigi, dviejatą rašau priekyje, tai bus 2 × trečio laipsnio šaknis iš 2. Taigi, šitą jau rašau rezultatą. Tai bus 2 trečio laipsnio šaknis iš 2 ir pridėti trečio laipsnio šaknis iš 2. Dabar aš matau, kad čia yra trečio laipsnio šaknis iš 2 ir čia yra trečio laipsnio šaknis iš 2. Vadinas, aš ją galiu iškelti prie skliaustus. Taigi, skaitiklio nieko nekeičiam, tai bus trečio laipsnio šaknis iš 2, o čia trečio laipsnio šaknį iš 2 iškeliu prie skliaustų. Kas lieka skliaustus? Tai lieka dvejetas. O čia mes galim sakyti, kad čia buvo parašytas daugiklis vienetas. Vienetas kart trečio laipsnio šaknis iš 2. Vadinas, iš 2 turim atimti vienetą. Lygų. Taigi, turim trečio laipsnio šaknis iš 2. Padalinti trečio laipsnio šaknis iš 2 ir 2 minus 1 yra vienetas. Tai čia aš jau daugiklio vieneto nerašau ir matau, kad tai yra ir skaitikliai, ir vardikliai yra tas pats. Tai kai tą patį dalinam iš to pačio, gaunam vienetą. Tai šiandien tiek. Ačiū.